Labą dieną visiems, kas susirinkot paklausyti mūsų šiandien. Mes su Giedrė ateinam pasidalinti Giedrės patirta išgyventa transformacija. Labai gilia, labai stipria. Ir aš visą tą laiką buvau šalia, žinau, kaip jautėsi Giedrė, žinau, kiek jai reikėjo jėgų, stiprybės, visą tai išgyventi sąmoningai, atidžiai, save prižiūrint, bet ir kartu sekant visą tą procesą. Tai aš labai dėkoju Giedrei, kad jinai nori sutiko pasidalinti visų tuo, nes iš tikrųjų mus gali gąsdinti ir dar praeitoj patirtyje iš tikrųjų labai gąsdindavo tokie patyrimai, tarsi susirgymai, lygos, kažkokie tai negalavimai, nes mes į tai žiūrėdavom žemiško to ligmens. Bet mes jau dabar iš to aukštesnio sąmonės lygmens žiūrim į tai kaip į transformaciją, kaip į kūno, kūno atsinaujinimą per tam tikrą procesą, tam tikrų energijų atlaisvinimą, tam tikrų įspaudų atlaisvinimą, kaip žinom, kurie buvo susikaupę visuose mūsų organuose, kauluose, visoje mūsų ir fiziniam kūne, ir visoje mūsų energetikoje, ir ne, kai žiūrim daug plačiau kaip į savęs atlaisvinimą, kai suprantam tai kaip tą virsmo procesą, kai mus įeina ta įsikūnija, ta mūsų grinoji sąmonė ir neišvengiamai jinai išstumia iš mūsų tam tikrus įspaudus, kurie mums nebereikalingi ir kad galėtumėm jau funkcionuoti kaip ta grinoji sąmonė, tyrai, skaidriai ir be tų senų visų patirčių. Nepaneigiant jų, bet tarsi tai integruojant į save, paleidžiant, kas mums nebetarnauja ir pasiliekant tas patirtis, kurios mums reikalingos, ar ne, tiesiog labai labai sąmoningai į tai pasižiūrint ir priimant ir palaikant save ir suprantant. Mūsų tema šiandien su Giedre, kai kalbėjome, susijungė, kad apie tą savęs palaikymą tokiuose procesuose, apie tą savęs supratimą, nors tai nėra paprasta, ar ne, Giedre? Tai nėra paprasta, nes mes jaučiamės labai pakitę, mūsų struktūra labai keičiasi ir iš tikrųjų tai nėra taip paprasta palaikyti save tame, kas anksčiau labai gąsdindavo. Sakykime, man žiūrint į Giedrę, gulint su aukščiausia temperatūra, iš tikrųjų vidumi žinojau, kad tai vyksta procesas, bet pačiai stebint save kartu su ją per tai einant, buvo irgi visokių momentų, kuriuos tas procesas iškėlė, kur buvo ir tam tikro nerimo, ir kažkokios tai baimės, kuriuos aš labai aiškiai savyje galėjau užčiuopti, į tai pasižiūrėti ir atlaisvinti. Tai dabar jau kviečiu Giedrę pasidalinti apie visą tą įvykusį vyksmą, kur dabar jau tu sėdi prieš mus visa graži, šviesi ir žydinti, o iš tikrųjų tas 2 savaitės išgyvenai labai nelengvai. Tai kviečiu pasidalinti apie tai. Ačiū, Edita. Sveiki visi. Ir galbūt norėčiau pradėti šiek tiek iš toliau, nes kai aš pasižiūriu, kada tai prasidėjo, nes ir praeitą kartą mes dalinomės apie tam tikrus procesus per mano kūną, kai apie šlapimo takų uždegimą, kai aš jį kaip turėjau, apie tą patirtį. Ir aš dabar pasižiūrėjus suprantu, kad man visą tai užėmė mėnesį laiko. Nuo tada, kai tik prasidėjo kažkas, po to keitėsi, tada turėjau tą labai stiprų tokį 4 dienas su karščiavimu iki 40, o po to jau tas savaitę ligoniniai. Ir jau dabar netgi yra daugiau negu mėnuo, nes šiaip aš jaučiuosi jau dabar sveika, tik tiek, kad dar atsistatinėju, dar neskubu kažkur bėgti ir lėkti ir daryti, nors labai jau viduje norisi, bet dar suprantu, kad dar turiu pabaigti, atsistatyti, leisti kūnui išeiti turbūt iš to harmoningai. Tai va, ir ką aš norėjau pasakyti labiausiai, kad aš labai jaučiau norą, vat, ir tą
viso pasaulio virsmą ir apie tai, kad labai stiprus tas vasario mėnuo, labai daug jame naujumo, greitų energijų. Ir aš netgi rašiausi dienoraštį, kaip aš noriu padaryti šuolį į savo tą naują kokybę realybėje, turėti tam tikrus dalykus, nu, vat, naujai pakitusius, tiek kalbant apie aplinką, labai norėjau atnaujinti namus, tokia visa užsidegusi. Ir labai buvo svarbi tema mano santykio su vyru, į tokį gilesnį ryšį, tarpusavio supratimą, į tą irgi naują kokybę. Ir dabar aš kai žiūriu, ašgi pati turbūt ir užsisakiau va tą pokytį, ir jis atėjo tokiu būdu, kuris man buvo netikėtas per ligą, per tą stiprų karščiavimą. Ir, ir iš dalies aš supratau, kad tai ir vyksta, dėl to man tai labai padėjo iš tikrųjų ir išbūti. Gal buvo sunkiau, kai jau priejau tą tokį kritinį tašką, kai nusprendžiau, kad jau reikia į ligoninę važiuoti. Bet jau čia buvo jau persivertimas, jau tarytum, va kalbėsiu iš eilės ir pasimatys. Ir ką dabar jau praėjusi tą laikotarpį, ką galiu pasakyti, tikrai matosi, dar ne viskas taip aiškiai. Ir manau, tai dar skleisis eigoje ir gal po pusės metų galėsiu pasakyti taip, vat su tuo periodu, su ta transformacija aš padariau tą ir tą. Nu, vat tuos dalykus, kurių dar sunku apčiuopti, bet jau matau, kaip yra mūsų ryšys su vyru kitam lygmenį, kaip yra ta liga mūsų suartino. Ir aišku, buvo labai Tomas išsigandęs, kai suprato, kad man netgi kraujo infekcija, jis ten pasiskaitė internete ir nu, iš tikrųjų jam įvyko tada didelis toksai viduje įvertinimas to, kad turi mūsų santykio, kaip yra, kas yra svarbiausia, tų visų vertybinių dalykų. Ir jau jaučiu, kaip išoriai, realybei, visiškai klausimas su mašina, pavyzdžiui, kuris man jau metus laiko gal atrodo tempėsi, mes nu, kaip ketinome keisti mašiną, bet vis gavosi taip, kad vis dar tas su sena ir kad jinai gedo ir vis turėjom investuoti, taisyti. Ir jau dabar šią savaitę jau iš tikrųjų Tomas turi sutartį, kurią pasirašinėja ir perkam tą naują, nu ne visai naują, bet beveik naują mašiną. Ir tai man yra kaip įrodymas toj žemiškoj plotmėj, kad va koks yra nu, įrodymas, kad keičiasi netgi va taip stipriai. Nors atrodo, niekaip negalėjom išjudėti iš to taško. Buvo toks užstrigimas. Tai va, ir prireikė tos mano transformacijos per ligą. Tai va, tai galiu pradėti turbūt nuo to, kad ir padėkoti pirmiausia tau, Edita, už ėjimą drauge. Ir pasakysiu, kad mes su tavim susirašinėjom kiekvieną dieną, daug kartų, dalinomės, tu vis manęs klausai, kaip tu jautiesi, kaip temperatūros, kaip savijauta, kokia mano būsena. Ir labai, labai tau dėkoju už tą tokį tvirtą palaikymą. Ir turbūt ne tik, kad man labai reikėjo, kad nebūčiau susikoncentravusi tik į fizinius tos pojūčius. Ir aš tavęs paprašiau ir tu dalinais įvairiais YouTube įrašais, kas dabar vyksta, nes buvo labai aktyvios tos dienos stiprios. Man buvo labai įdomu jas išjausti, nu, kartu su savo tais vidiniais procesais.
ir žinoti, jau žinoti, kas vyksta plačiau, kažkaip labai labai norėjosi to platesnio vaizdo ir tu man va tą padėjai padaryti ir išbūti ir atsimenu, kaip netgi šiandien pasižiūrėjau, kaip ir dalinausi ir nuotraukas siunčiau ir savo termometro ten tuos rodmenis. Ir tai prasidėjo labai gražią dieną, labai simboliškai Švento Valentino, kai visiškai to nesitikėjau. Buvom netgi su Tomu sutarę eiti šventinių pietų drauge ir ryte, kai išleidau vaikus į mokyklas, pajutau, kad man kyla temperatūra ir nuėjau, atsiguliau į lovą ir tiesiog leidau savo ilsėtis ir žiūrėti, kas bus. Ir ta temperatūra va taip kilo, mane kratė labai stipriai šaltis ir buvo labai nemalonu, įsitempė raumenis, nes kai kyla temperatūra, vat kartais būna skirtingai. Man kilo iš tikrųjų per tas 4 dienas 7 kartus, irgi toks va gražus skaičius, 7 kartus kilo temperatūra iki 40, netgi buvo šiek tiek ir daugiau. Ir po to jinai pakilusi vėl gražiai leisdavosi. Vat, bet tas užkilimas, jisai buvo labai skirtingas. Kartais buvo keli kartai, kai mane labai stipriai kratė, ten dantis atrodo, net dantis po to skaudėjo ir visą kūną ir įsitempė tie raumenys, po to tie raumenys pavargė. Ir, ir tai buvo labai nemalonu. Krentant temperatūrai, tai ir prakaitavimas buvo labai irgi skirtingai. Ir labai atrodo ir ta karšta galva, jaučiau, po kelių dienų buvo labai kūnas sujautrėjęs, atrodo, oda visą skaudėjo, skaudėjo netgi kraujagyslės, kurios tvinksėjo, man pulsas mušė į smilkinius. Tai tų pojūčių tokių fizinių buvo įvairių. Ir aišku, aš ir vaistus gėriau, ne kiekvieną kartą, kai kilo temperatūra, nes tiesiog fiziškai kartais nespėdavau išgerti. Ir, ir va taip tas 3 dienas taip ir buvo, kad užkyla, leidžiasi. Ir aš jau tikrai jaučiau, kad tai nėra kažkoks ar kovidas, ar gripas, nes visi labai aplinkui sirgo. Mano Tomas, jisai buvo išsigandęs šiek tiek, bijojo užsikrėsti, galvojo, kad man tikrai kažkoks čia vienas iš tų virusų. Pasidarėm, nupirkom man testą, padarėm, neigiamas ir buvo visiškai toks neaišku, tai kas čia su manimi vyksta. Turėjau dar skausmų kūne, tokių labai neiškios turbūt kilmės, kurie vaikščiojo, tai pilvo apačioj, tai vienam šone, tai kitam, tai nugaroje, nugaros apačioj. Ir man nebuvo irgi aiškumo, kas čia vyksta. Netgi atsimenė, Edita, mes buvom nusprendę, kad gal tai 3 dienų karštinė. Ir aš jau sekmadienį galvoju, viskas, kada čia baigsis ta paskutinė mano temperatūra. Ir jinai nesibaigė. Ir atėjo 4 diena, tai buvo pirmadienis. Galvoju, ar vaikai buvo mokykloje, nebeatsimenu jau, turbūt. Ar tai buvo atostogos vaikams, neatsimenu. Ir kuo man buvo va tas pakitęs jausmas, kad ryte pradėjo kilti temperatūra ir aš tarytum turėjau erdvės išbūti tame labai labai ramiai, susikaupusi, susitelkusi save, buvo namuose ramu ir aš supratau, pajutau, kad tai yra kitoks procesas. Ir tai man buvo tarytum kulminacija viso to, ką ėjau tas 3 dienas iki to. Ir aš netgi po to įrašiau balso žinutę savo prisiminti ir dalinausi, Edita, ir su tavim, kad leidau, tarytum
viskas susiklostė taip, kad aš tą kartą, tą temperatūros užkilimą praeičiau kitaip. Ir aš tokiam buvau visiškai prieimime, didžiuliam prieimime, atsipalaidavime, aš jaučiau, kaip ta temperatūra kyla, aš tiesiog galvoju, man Tomas turbūt padarė arbatos, išgėriau arbatos karštos ir tokia visa buvau atsidavusi procesui. Ir man įsijungė tokia kaip vizualizacija. Dar taip iki tol dar nebuvo. Ir aš jaučiau, kaip mane veda mano grinoji sąmonė ir mes einam tokiu gražiu taku į saulę. Ir suprantama, kad kai kyla temperatūra, tai vis karštėja, karštėja, o čia va taip simboliškai mes ėjom į saulę, kur irgi turėtų kaip ir karštėti. Ir aš mačiau, kaip mane veda mano ta grinoji sąmonė, tokia nuostabiaus grožio moteris, tokiom žvaigždiškom šviečiančiom akim. Ir mes ėjom tokiu komfortišku greičiu po mažą, mažą žingsnelį. Ir jinai taip vedė mane už rankų ir aš ėjau tiesiog ir, pasitikėdama žingsnelis po žingsnelio, liktais aukštyn, į tą saulę, tas karštis kilo manyje ir aš pajutau, kaip mes apsijunginėjam, tarytum, aš tampu vis labiau panaši į ją. Mano tarytum ta balta suknelė tampa auksinė, mano akis keičiasi ir vienu momentu mes tarytum sustojom ir aš pajutau, kaip aš ją apsikabinu ir įvyksta tarytum toks kaip ir sprogimas, daug šviesos ir supratau, kad įvyko va tas apsijungimas su mano grinaja sąmonė ir va tam kažkokiam subtiliam lygmenį. Bet kai aš pasižiūriu dabar, aš suprantu, kad tai vyko visais lygmenimis ir mano tiek fiziniu, tiek visais kitais, kur dabar net ir nevardinsiu ir sunku turbūt būtų išvardinti. Ir po to pajaučiau, kaip aš jau esu viena. Aš aš Giedrė, aš žmogus ir aš grinoji sąmonė. Ir pajutau, kaip man jau nesvarbu tas karštis, aš toliau bėgu, tarytum tuo taku į saulę, man gera, lengva, aš pilna džiaugsmo, pilna naujumo. Ir aš netgi surašiau vakar į dienoraštį ir aš pavadinau visą tą procesą savo tokiu atgimimu. Aš jaučiu, kad tiesiog vyko kažkoks atsinaujinimas, kaip atgimimas manęs į kažką naujo, į naują žmogų, naują mane, kitokią, su kitokiom galimybėm, su neribotom galimybėm, su tuo didžiuliu potencialu. Ir po to vaizdiniai tęsiasi toliau, jaučiau kaip didelę šventę, kaip tokį, kaip mane sveikina, kaip gaunu dovanas įvairias ir kaip džiaugiasi tiek tave, Edita, tada jaučiau, tiek kitas kosminės sąmonės ir supratau, kad tai įvyko tas labai svarbus procesas ir kaip jau galima viskas, jau tarytum šventė, galim džiaugtis ir atsipalaiduoti. Ir kas man dar labai padėjo, kad tą kartą ir po to vėliau nes man temperatūros dar kilo tiek ir būnant ligoniniai, man labai padėjo vaizdiniai su vandeniu, labai norėjosi jausti save vandenį ir aš užsidėdavau ausinuką, suradusi muziką, kur upės tekėjimas arba jūros ir leidau savo įsivaizduoti, kaip aš tiesiog atsipalaidavus vandenį arba mane neša upės vanduo ir labai padėdavo netgi šlapias rankšluostis ant galvos, ant kaktos. Taip norėjosi to vandens,
Tai vat kažkaip su tuo vandeniu dar ir vaizdiniuose dar savo mačiau, kaip aš mėgaujuosi, valgau šviežius, prisirpusius vaisius, tai man be galo norėjosi raudonų braškių, bėgančio prisirpusio arbūzo, meliono. Tai, tai kažkaip vat atrodo, kad nu, ir tai labai labai svarbu. Tai aš netgi, kai jau buvau ligoninėje, man Tomas nešė ir ananasus, pirko tuos prinokusius ir mangą ir tikrai leidau savo kūnui atsigauti, vat, prisipildyti tų skonių, tos energijos iš tų prisirpusių šviežių vaisių. Tai tokie, nu, vat, tai, kas man labai įsiminė. E, Tai vat, dar galėčiau pereiti prie tos, kas vyko toliau. Tai temperatūra tą kartą nukrito ir jaučiau, kaip ir vėl kyla. Ir buvo labai įdomus toksai dvilypis jausmas, nes mano kūnas jautėsi jau išsekęs ir pavargęs. Tai tarytum išsikankinęs, aš jau supratau, kad aš turiu kažką daryti. Kažkaip, nu, vat, norėjosi jau normalizuoti tą temperatūrą, bet aš tarytum negalėjau to suvaldyti. O buvo viduj, atsirado didžiulė stiprybė. Netgi pirmadienio vakare mes turėjom mūsų grupiai meditaciją bendrą ir aš sugebėjau ją pravesti, atsimeni, Edita? Taip, taip. Jo, tai kažkas, aš nežinau, dabar kažkas atrodo stebuklingo, kosmosas kažkoks, kaip aš tada po tų kelių, 4 dienų išsipra, išsi, išsikaitinus visą ir nevalgius per tą laiką, nu, vat, tiesiog, bet turėjau tą vidinį norą, tą tokį labai stiprų tokį tvirtumą viduje. Ir kitą dieną pasijutau šiek tiek gal geriau, nu, vat, liktais buvo mažesnė temperatūra, aš jau priėmiau sprendimą, užsirašiau į polikliniką pas savo gydytoją, padarė kraujo tyrimą, pamatė, kad labai didelis uždegimas, stiprus. Ir gavosi taip, kad jau jinai įspėjo gydytoją, kad man tikriausiai inksto uždegimas. Ir man patarė, kad jeigu prasidės kokie ar skausmai, ar blogiau pasijausiu, kad aš važiuočiau nelaukdama į priėmimą. Ir taip ir gavosi, kad kitą naktį man jau vėl kilo temperatūra ir aš pajaučiau, kai dešiniam šone stiprų tokį nemalonų jau skausmą. Ir tada dar nebuvau tikra, ar čia tikrai tas inkstas, nes atrodo, nu tiesiog šonės skausmas, ar čia tulžies pūslė, ar čia apendicitas. Ir, ir paklausiau savęs viduje, nu ką daryti, ar galiu ramiai toliau laukti ir būti, ar jau reikia vykti. Ir atėjo iš karto atėjo tas žinojimas, kad viskas nėra ko laukti, atėjo stiprus ženklas, kad va, tas skausmas jau aiškus, jau koncentruotas vienoje vietoje. Ir ta temperatūra, kuri, nu, vat, kuri vis dar norėjo kilti. Ir susikroviau daiktus, mane Tomas nuvežė čia visai šalia, nes mes gyvenam Santariškėse. Nu ir ką, ir visą naktį ten priėmimo skyriui prabuvau, padarė man, pamirštu, kaip tai vadinasi, echoskopija, ne, vidaus organų. Ir pamatė, kad mano pakitęs yra dešinysis inkstas ir kraujo tyrimas prastas, dar paprastėjęs nuo vakar dienos, ir gydytojas pasakė paryčiais, kad perdodam jūs į inkstų skyrių. Ir, nu ir ką, ir mane paguldė. Ir aš tokia visa buvau didžiuliam dėkingume, kad manim gali dabar, nu, atsidaviau į gydytojų rankas, visiškai jaučiausi vietoj, nu, kad savo vietoj, kad dabar, nu, ir su tuo pasitikėjimu, kad, nu, tiesiog dabar atėjo tas jau kritinis momentas, kai turiu leisti ir kad tų vaistų, vaistais, lašeliniam, viskuo mane pradėjo plauti, ar kaip sakyti, ir pradėjau vis geriau jaustis.
Tai va, ir netgi labai taip juokingai atsimenu, kad jau buvo pietus ir atnešė man sriubytės, nu, visai skaniai maitino iš tikrųjų ligoniniai. Ir, ir aš valgau tą sriubą pirmą kartą po va to laiko ir suprantu, kaip manimi pasirūpina, vat ir kūrėjas kitų žmonių rankomis. O aš tos sriubos, daržovių sriubos jau norėjau kelias dienas, nu, o kas man ją išvirs namuose, kai aš pati lovai guliu. Tai vienu žodžiu, aš iš tikrųjų mėgavausi tuo maistu ligoniniai, ne viskas ten patiko, bet sriubos buvo labai skanios. Nu tai va ir gavosi taip, kad aš ten savaitę išbuvau, buvau dvivietėj palatoj ir netgi savaitgalį ten gavosi 3 dienos, aš buvau visiškai viena. Tai įsivaizduok, Edita, kaip man iš tikrųjų viskas susiklostė, kad aš buvau vos ne, nu, vipiniai tokioj erdvėjai, kur mane iš tikrųjų labai ir personalas labai atidžiai ir taip švelniai kažkaip globojo ir jautėsi labai, kad su pagarba ateina ir na tikrai man patys geriausi va tokie dabar šviesus prisiminimai iš to laiko ir didžiulis dėkingumas. Ir gydytojams, ir visam personalui, ir mane lankė Tomas kiekvieną dieną, ir mes daug kalbėjomės, ir mano mama atėjo, buvo atėjusi ir jaučiau kaip ir su ja tas santykis toksai išsigryninęs. Kaip tik buvo labai įdomiai mano mamos gimtadienis 20 dieną. O mane paguldė prieš kelias dienas ir jinai labai, nu kaip, tai buvo tokiam didžiuliam išgąsti, kai ir negalėjo tarytum atsipalaiduoti, kad va čia jos gimtadienis, o čia dukra ligoniniai su diagnoze kraujo infekcija ir inksto uždegimas. Bet jinai atėjo pas mane ir pamatė, kad dieną prieš atėjo, prieš savo gimtadienį, pamatė, kad man tikrai yra geriau nu, ir viskas kažkaip atrodo toks išrišimas tarytum. Ir jinai atsipalaidavo ir aš galvojau, kaip gerai čia suspėjom viską į tas datas, nes, nu, yra, nu, va, tos datos irgi turi savo tam tikrą reikšmę, savo tokią eigą. Ir viskas va taip gražiai dėliojosi. Ir ką dar galiu pasakyti, nu ir savaitę aš išbuvau. Ir paskutiniam dienom jau viskas, jau jaučiau, kad aš jau pavargau, jau noriu namo, jau jaučiuosi sustiprėjusi ir man išrašė tada antibiotikus dar į namus. Man padėjo grįžti namo sūnus. Ir, ir vat, dar tas kelias dienas namuose, tai irgi leidau savo daug ilsėtis. Ir va, pamiršau pasakyti kokį pokytį. Labai nu, tos 2 savaitės turbūt, kai aš negalėjau būti, padėti savo šeimai, savo vaikams, iš pradžių tarytum buvo toks chaosas ir pas mane eidavo į kambarį ir mama, kur tas, kur anas, tai kaip čia ar valgyti nebus padaryta, va toks buvo tarytum priekaištas man iš šeimos. O po to, kai jau atsidūriau ligoniniai, kai pamatė, kad nu viskas, mama negali nieko padėti, pajaučiau, kaip šeima apsivienijo ir vaikai pradėjo daugiau patys aplink save vat, su savo dalykais tvarkytis ir padėti ir tėčiui, nes Tomas labai buvo ir darbais užimtas. Ir grįžusi namo, aš žinoma, kad neskubėjau ten bėgti į tą virtuvę ir tvarkytis būtyje, labai labai sąmoningai leidau manimi pasirūpinti ir jiems kažko daugiau padaryti. Ten užstatyti skalbimą, išdžiauti, vat, dukra 14 metų, va toj bus gimtadienis, jinai mielai, ko tik paprašydavau, viską mielai darė ir jaučiau va tą pokytį su pagalba namuose, kurios man labai reikėjo iš tikrųjų.
labai norėjau aš ir jau ir anksčiau kažkaip pakeisti tą vaikų savarankiškumą padidinti, bet buvo, nu, tiesiog neįmanoma, nes jie, nu, vat, tiesiog visi pripratę nu, vat, kad aš padarau tą, o man tai, nu, labai buvo natūralu, labai lengva ir aš tiesiog nelabai dalinausi galbūt tais darbais. Bet teko pakeisti. Tai va, Edita, aš biškai užkimau, gal tu dabar kažką pridėsi, pasidalink, kaip tau iš viso to. Labai labai ačiū tau. Iš tikrųjų, taip gera tavęs klausyti, kad nesinori neįsitepti, pertraukti, nes labai gražu, kai tu taip šviesiai ir sąmoningai pasakoji apie visą šitą transformaciją, apie visą šitą procesą. Ir iš tikrųjų labai, va dabar koks tas aiškumas, kaip tu sakai, ne viskas dar aišku, ar ne, ką atnešė šitą transformaciją, bet ką gali matyti, kaip tavo sąmonė pasitarnavo tiek artimoje aplinkoje, keičiant dalykus, ar ne, tiek iškėlė kitiem reikiamus procesus, ką aš stebėjau aplinkoje, ar ne, kiek iškilo nesaugumo, nepasitikėjimo, baimės. Žmonės gąsdino netgi tą patį, tie skaičiai termometre tavo pasidalinti ir atrodo, juk tai yra tik tiesiog tas rodmuo mūsų, kad mūsų imuninė sistema veikia, kad organizmas kovoja su tuo sukėlėju. Bet žmonėm tai iki šiol dar vis kėlė baimę, nes aukšta temperatūra atrodo kažkas tai tokio labai baisaus. Ir aš irgi turėjau progą pereiti kartu su tavim, aš jautau, kaip mūsų sąmonės bendradarbiauja šitam procese ir tiesiog turėjau būti su tavim draugė, jo, kad mes jaučiam tą ryšį ir iš tikrųjų tarsi susijungia, ėjom per tai, nes suvokiant, kas vyksta dabar, ar ne, koks virsmas, kaip mes persistruktūruojam, keičiasi mūsų visa cheminė net sandara, visa ta mūsų žemiška struktūra ir visi mūsų energetiniai kūnai. Ir žmogui vykstant va tokiam dalykam, vienam pereiti per tai, atlaikyti pasitikėjime ar neramybei, yra sudėtinga gana. Ir aš visuomet dėkoju kūrėjui, kad mes turim vieną kitą, kad mes turim savo bendruomenę, turim artimus žmonės, su kuriais galim būti savimi, dalintis ir būti suprastom ir palaikomam. Tai ką aš stebėjau savyje, tai aš tikrai labai žavėjausi tavo drąsa ir net momentais reikėjo tramdyti save, kai mes buvome pratę lysti su savo patarimais prie kito žmogaus. Ir man čia reikėjo išbūt pasitikėjime visiškam, nekišant savo matymo kampo, nes ten labai daug proto balselių visai kaip kuždėjo, bet išbūti pasitikėjime tavim, tavo sąmonę, kad tu geriausiai jauti, kaip tau per tai eiti, nesvarbu kaip kam iš šono tai atrodytų, ir būti tam palaikime, visiškai sutelktume į tave ir pasitikėti tavim, tavo sąmonę, kad tai tu geriausiai žinai, tu jauti tą vedimą vidinį, tavo sąmonė žino, į kokius procesus ant tave veda, į kokią transformaciją, kaip tu tai turi išgyventi. Ir išbūt tam pasitikėjime ir tavęs palaikime be jokių nerimastingų link tavęs siunčiamų minčių, be jokio nerimo, be jokio baimės. Ir va tai turėjau susižiūrėti savyje. Ir kaip aš tau jau ir sakiau, aš greičiausiai jau būčiau uždūmus ten labai greitai į tą priimamąjį, nes su ta galbūt, nežinau, aš tik sakau, aš žiūriu į senąją save, kad man atrodo, kad jeigu jau aš čia taip sukarščiuočiau, suprasčiau, žinoma, jau sąmoningumo užtenka, bet gali būti, kad nebūčiau leidus procesui atsiskleisti iki galo. Nes kad ir kaip mes vertintumėm protu, jeigu jaučiam tą vidinę, kaip tu sakai, stiprybę, tu net meditaciją pravedai, nes jutai tą vidinę galią, ar ne? Nesvarbu, kas vyko tavo išoriniam fiziniam kūne. Ar ne, tu pasitikėjai savo sąmonę. Ir tik tuomet, kai mes pasitikim savo tą grynąją sąmonę, kur yra daug platesnio suvokimo negu mes galim jai leisti skleistis per mus, ar ne? Ir kai mes įsikeliam va tokias manifestacijas, kokių mes santykių norim, kokios mes norim aplinkos, kaip mes norim save realizuoti. Ir ateina ta transformacija, kažkuri mums nepatogi, nekomfortiška, žinome, kad nėra lengva ir atrodo, kas čia vyksta. Juk aš ne to noriu, aš noriu taip ir anaip. Ir tarsi, tuo momentu, kai užgriūna tas nekomfortiškas buvimas, atrodo, iš to norėtųsi pabėgti. Ir sunku priimti, kad
jeigu mes jau norim to, tai ateis tas būdas, tai mūsų aukštesni planai geriau mato, kokią situaciją mums paduoti, kad mes per tai galėtum išsigryninti, ar ne, kad galėtų Mhm. įvykti tas išlaisvinimas, sakykime, tavo atveju inkste buvo susikaupusios kažkokios galbūt emocijos užspaustos ar ne, ar Mhm. energetiniai srautai ir tai turėjo tiesiog išdegti, pasišalinti, atsilaisvinti, ar ne, kaip mes matom iš Taip. tos aukštesnės perspektyvos. O žmogiškų požiūrių, žmogiškų protų tai gali atrodyti labai Mhm. gąsdinančiai ir sukelti aplinkiniams baimę. Ar ne, kad tu tarsi visokių buvo čia tų požiūrio taškų, kad ir lengvabūdiškai, ir neatsakingai, ir kažkaip va, Taip. taip po savęs čia nenumarinai. Ir vienu momentu man toks atėjo suvokimas, kad nu, mūsų ta sąmonė tikrai geriau mato ir jin tikrai nepasitrauks iš to kūno vien todėl, kad tu lengvabūdiškai į tai pasižiūrėjai ir kažko nesužiūrėjai. Tiesiog vyksta procesas ir tame reikia išlaikyti ramybę ir pasitikėjimą. Mhm. Žinoma, ne visuomet tai lengvai pavyksta ir aš tikrai labai gerbiu tave už tavo drąsą, už tavo atsidavimą, Ačiū. už tavo pasitikėjimą ir Ačiū labai. sąmoningumą ir už tą galimybę iš tikrųjų praeiti kartu su tavim ir atlaisvinti savyje tuos Mhm. iškilusius visus rautelius, kurie būnant kartu su tavim irgi manyje labai aiškiai iškilo ir aš galėjau juos pamatyti. Tai vat, apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad nebijokim, kad ir mums atrodo, kad mes kažką pradirbom jau ir ten nebereikia žiūrėti, Taip. mums ten skauda žiūrėti, nekomfortiška, bet nebijokim. Jeigu mums šiuo metu iškilo, atėjo situacija, reiškia, tai yra, mes nepaneigsim. Mes Mhm. turim tiesiog su pasitikėjimu tam atsiverti, priimti ir atsiduoti su nuolankumu. Nes ego visuomet nori pasakyti, kad čia jau nebereikia žiūrėti, čia jau Mhm. čia taip ar kitaip jau čia pradirbai, nusigręžk, vis tiek nebus taip, jeigu ten yra kažkas užspausta, ateis momentas, kai tai turės iškilti. Ir galbūt iškils, kai nenorėsim žiūrėti, mums labai nekomfortiškai ir labai nepatogiai. Bet Mhm. kai mes tiesiog tam atsiduodam ir pasitikim, kad viskas, kas ateina į mūsų lauką, yra mums tikslinga išgyventi ir atsiduodam tam. Tai va taip paskui tas procesas, kad ir koks jis būna tuo metu nelengvas, bet paskui labai gražiai atsiveria, ar ne? Ir Taip. pažiūrėk, jau dabar tu užčiapi, kas tavo Mhm. aplinkoje pakito, kad tavo vyras išėjo į drąsą, kur nedrįso Taip. keis dalykų, ar ne, va, dėl mašinos kažkaip buvo Mhm. nedrąsu tarsi. Ir dabar staiga tarsi vertybės vėl sukrito į tam Mhm. tikras vietas, ar ne? Kad nebeturim bijoti, turim gyventi čia ir dabar ir daryti dalykus, nebeatidėliojant kažkada. Taip. O Taip. daryti dabar, gyventi dabar, tiek, kiek galim, žinoma, Mhm. tiek kiek mums atsiveria. Bet vat, kad ir yra tos baimės, bet žengti per tas baimės, daryti, Mhm. ar ne? Ir kažkaip paskui atsiveria labai gražia pusė tas gyvenimas į mus. Taip. Tai ačiū tau, Giedrė, tikrai labai labai. Ačiū, Edita. Aš galiu papildyti, kad vat, tas pokytis vat, rodo man, kad reikia išeiti iš komforto, kuris yra, nu, vat, tarytum patogus, bet jis nemalonus. Nes daug žmonių sėdi tam komforte iš įpročio kentėti, kažką ten būti senuose dalykuose ir nėra taip paprasta kažką keisti ir vat, save išspirti tarytum į tą naują kokybę, naują lygmenį. Bet tai labai reikalinga ir šitas metas, vat, ir spardo tą užpakalį visos tos energijos ir padeda mums. Nu, ir tikrai labai džiaugiuosi, kad aš galėjau tuo prisidėti. Jeigu aš tai praėjau, vadinasi, nu, pakankamai stipri esu, kad tai praeičiau, tai išneščiau. Nors iš kitos pusės, ką galiu pasakyti, nenoriu čia pasirodyti kažkokia labai didvyrė ir drąsuolė, nes buvo momentų, kai aš net ir Edita tau sakiau, kad aš verkiau ir Ir buvau iš to tokio, kiek gali būti to skausmo, kiek gali būti tos kančios. Man buvo gaila savęs, kad turiu visą tai praeiti ir patirti. Aš tikrai buvo tų akimirkų tokių, kai jau tikrai buvo sunku labai ir leidau savo pabūti tame ir paverkti ir pagailėti savęs, nes, nu, kūnas jautrus ir eini per tokius dalykus, tai, nu, tikrai yra nemalonu labai ir daug tos kančios. taip, taip, tikrai pritariu. Ir
Ir tai natūralu, žinoma, fiziškai tai išgyventi ar ne, bet pasirodo tos mūsų dalis, Taip. kurios apie save kalba ar ne, ir turi progą dėmesį atkreipti tą savo dalį ir ją Mhm. apkabinti Mhm. ir prijungti prie savęs vientisume ar Taip. ne. Kiek daug Taip. atsivėrė tų mūsų nematomų dalelyčių, ar ne, Mhm. į kurias mes netkreipdavom dėmesio, kurios iš tikrųjų kentėjo, joms skaudėjo. O mes tarsi, kaip ir kalbėjom, kad atrodo, kad sąmoningam žmogui, kuris eina tuo keliu, jau nieko Mhm. tokio nebegali nutikti, jis jau eina čia tiesiai, viskas jam puikiai klojasi ir nieko tokio nevyksta, bet iš tikrųjų Mhm. vyksta. Ir su sveikata vyksta, ir su finansais vyksta, ir su santykiais vyksta, ir Taip. visa ko iškyla. Bet kai mes jau sugebam į tai žiūrėti labai sąmoningai, Mhm. suprantant, kad visa tai mūsų kūryba, visa tai vyksta mūsų laukia ir tam, kad juk kuriejas mumise, kuriejas savęs neskriaus, Mhm. nekankins, nedarys Taip. tokių dalykų, ar ne? Tai Mhm. jeigu tai vyksta, tai reiškia mūsų tik tai gėrių įsigryninimui. Ar ne, kad galėtume matyti Mhm. į tą kokybišką variantą, kurio mes ir siekiam, norim, ar ne? Taip. Bet nereikia irgi užstrikti tame, kad tikslas kažkokia siekėmybė ar kažkas ir tik tame taške aš būsiu laimingas. Tikrai ne. Galim mėgautis procesu ir rasti jame grožį, kaip tu karščiuodama Mhm. radai grožį susijungime su savo sąmonė, ar Mhm. ne? Ir Taip. patyrei tą tarsi proceso džiaugsmą. Va čia ir yra tas toks cinkelis, kur mes Mhm. jau bet kokiam procese, transformacijai galim rasti tą sąmoningumą, supratimą, palaikymą savęs, ar ne, Mhm. kas labai Taip. svarbu, apie ką mes kalbam, kad galim likti šiuo metu nesuprasti aplinkinių. Nes mes tikrai tvirtinam tą gyvenimo būdą, kur mes einam, kaip sakom, į Mhm. jaunėjimą, į tą žodis užstrigo, nu, kur mirties nėra, bemirtiškumą, Mhm. be mirties. Be amžiai, be Jo, be to, kur nemirtingi. mūsų sąmonė Mhm. galės gyventi tiek, kiek norės šitam kūne, tiek, kiek jai bus įdomu, Taip. kiek matys tikslingumą kurti, žmogui dar tai suvokti, nu, Mhm. daugeliu yra nu, sunku, kad mūsų tas senėjimas vyksta tik dėl mūsų įsitikinimo. Dėl to įsitikinimo, kad mes einam to linijiniu laiku, ar ne? Ir jeigu mes Taip. pakeičiam tą įsitikinimą, mes galim pradėti Mhm. grįžti atgaliniu procesu atgal. Mhm. Tai tiesiog reikia savyje priimti tą momentą. Bet norint, kad tai vyktų, mūsų kūne turi pasikeisti, Mhm. persistruktūruoti visos sistemos, ar ne? Ir tai gali vykti per tokius uždegimus, per dar kažkokius nekomfortiškus dalykus. Taip. Bet kai mes esam pasitikėjami ir žinojame, kad Mhm. veikiam kartu su savo grinąją sąmonę, su kūrėju, su absoliutu, su šaltiniu, kad niekad nesam vieni, esam tam vientisume. Mhm. Ir kaip tu sakei, aš pajutau, kad aš ir esu tai. Va tas Taip. susijungimas, ar ne? Kad Mhm. nebėra atskirties. Visa kančia gimsta mano patirtim iš tos atskirties. Kad aš čia mažas žmogutis ir man čia vyksta Mhm. dalykai ir aš nieko čia negaliu padaryti. Bet kai mes pajaučiam savyje tą milžiną, tą savo didybę, galę, kurią tikrai nėra lengva pajausti, jinai irgi gali kai kurias mūsų dalis gazdinti. Ir tuomet vėlgi vyksta procesas ir mes turim progą į tą dalį pasižiūrėti su Mhm. atlaidumu, su meile ir ją priimti, ar ne? Tai man labai gražus Mhm. tavo procesas, nors tikrai žinau ir pati žinau, nu, tu dalinaisi ir Mhm. tikiu, kad buvo tikrai sunku. Tikrai Taip. sunku, bet man gražus tavo požiūris, tavo tas atsidavimas, tavo tas nuolankumas ir Mhm. pasitikėjimas, ko dar vis mums trūkdavo iki to galutinio leidimo proceso išsiskleisti. Nes to Taip. įsijungdavo visokios kaip vertinimai, Mhm. teisimai ar dar kažkokie dalykai, ar Taip. ne? Taip. Ir atrodo pritrūkdavo to išnešimo ir nesutapimo to, ką viduje jaučiam, kokį požiūrį turim, Mhm. o kai ateina situacija išoriai veikti, tarsi nebetitinka, ar ne, tas Taip. Taip. mūsų. Čia kaip patikrinimas toks. Taip, kaip Mhm. patikrinimas, ar tu iš tikrųjų, jeigu jauti atsiduodi ir tuo tiki, ar Mhm. tu leidi, ar tu eini į procesą su šita Taip. vibracija. Taip. Tikrai Tai va, praėjau tai. patikrinimą. Vau. Ir, ir dar Edita, ką aš labai labai noriu padėkoti ir savo draugiai Ievai, ypatingai, nes kaip tu mane palaikai, tai ir jinai labai per procesą mane lydėjo su didžiuliu pasitikėjimu. Ir irgi taip pat jinai pasidalino
tik tai vėliau, kad jai buvo viduj jau buvo baisu, kad aš nieko nedariau, tarytum, kai man ta kyla temperatūra, bet jinai, nu kaip, irgi vat leido savo išbūti ramiai, pasitikėti manimi, kad taip, aš kaip ir geriau jaučiu save. Ir aš ką matau, kad vis daugiau žmonių ir aplink mane, ir apskritai turi jau tą naują požiūrį, turi jau tą pagarbą procesams kito žmogaus ir kad ir išsigando mano aplinkoje irgi ir vyras, ir mama, ir sesuo, ir visi kiti, bet jaučiu didelę pagarbą taipogi, kad manęs ten kaip vaiko neauklėjo, kaip tu čia galėjai, taip toliau. Labai labai iš tikrųjų jaučiau tą pagarbą. Dar ką noriu paprašyti, jeigu klausysis, kas man dabar truputėlį, nu kaip nepatinka, kas yra iš seno. Kad, nu, skaitosi visi šlapimo takų uždegimai ir inkstų reikalai, kad tai gali kartotis, kad tai yra, nu, tarytum viskas, jau aš tai turėjau, taip, dabar jau čia mano taip, silpnoji vieta, ne? Ir aš jau, ir sesuo man sako, ten, tai ką tau gydytoja patarė, kad tai nesikartotų, ar kažkokios arbatos, ką tu dabar darysi. O aš jaučiu, kad aš nieko nenoriu su tuo daryti, kad man tai, nu, netinka, kad aš nenoriu savo pasiimti dabar ir to kaip kažkokios savo silpnos vietos, savo lėtinio taip, kažkokio. Aš noriu keisti tą požiūrį ir apskritai rūpintis savimi, savo kūnu, naujoj kokybei, kad labai, labai su dideliu dėmesiu ir pagarba kūnui, bet man nebereikia kažko klyjuoti, kažkokių savo silpnų vietų ir savęs taip. kažkaip va taip iš seno. Labai pritariu. Labai labai, kad Mhm. nepalaikyti to seno įsitikinimo Mhm. ir viskas. Tu praėjai tą procesą, Taip. transformaciją ir viskas, ir tu esi sveika. Ar ne? Ir mums ir Mhm. esmė tvirtinti save tą sveiką, žvalę, energingą, atsinaujinančią, priimti save pakitusią struktūrą, suvokti. Žinoma, kad protų mes dar nežinom, kaip ten keičiasi Mhm. viskas ar ne, bet tiesiog vat, labai ačiū tau už tą įvardinimą, kad nebepalaikyti to įsitikinimo seno. Tiesiog savimi tvirtinti, kad tu gali rinktis taip, kaip tu Taip. nori jaustis nuo šiol naujai, ar ne? Ir Mhm. nesvarbu, ką tai atneštų, vėlgi tų situacijų gali būti, nes dabar gali, jeigu siaurai žiūrint, gali užkipti ant to, kad jau pasakau, kad aš dabar sveika ir man nieko nenutiks. Jeigu reikės ir nutiks, kaip aš šitai Taip. žiūrėsiu, kaip aš tai priimsiu. Mhm. Ir jeigu aš Mhm. tai priimu ir tam atsiveriu, tai gali labai greitai viskas pasikeisti, ar ne? Ir labai, va, tu Mhm. dabar tokį stiprų net su kraujo infekcija ir inksto uždegimu, tu išgyvenai, va, tikrai labai trumpu etapu, ar ne, Taip. palyginus. Tai Taip, va, ir palyginus. viskas. Ir nors aišku, dabar tu gali atsekti, kad ten jau buvo, visa kita, taip, tai vyko transformacija. Mūsų Mhm. žemiško laiko atrodo, tai, nu, gal mums išsitėse, kai būna nelabai malonu. Bet, nu, Taip. jeigu žiūrim iš to subtilaus lygmens, čia akimirka. Akimirka, kuri Mhm. išgrynino, kuri išdegino tam tikras energijas, Mhm. pašalino jas ir nu, tiesiog leido toliau plėstis, toliau vėl atverti save ir žiūrėti, kas vėl ateina į mūsų lauką. Tai nereiškia, kad viskas nuo šiol ar ne, mums čia dabar vėl Mhm. tą suprantam ir viskas čia vėlgi vyks pakilėtai. Mūsų požiūris turi būti tai lengvas ir sąmoningas, ar ne, kad Taip. neatstumti, priimti. Tiek priimti kito žmogaus, bet čia labai Mhm. gražiai vardinai, Mhm. pagarba kito žmogaus procesui. Aš galiu Mhm. nesuprasti, bet aš turiu tam atsiverti ir priimti, nes ta neprieimimo energija labai skaudžiai jaučiasi. Nedėra tarsi, Taip. kai žmogus neatsiveria. Aš galiu nesuprasti, aš galiu, nu, kažkaip, bet aš atsiveriu Mhm. gerbti, atsiveriu, aš priimu jį patį kaip tyrą sąmonę ir galbūt nesuprasdama jo proceso, Mhm. priimu, kame jis yra, ar ne, ir pasitikiu, kad jo sąmonė geriausiai žino taip, kaip Taip. yra. Ir tas priėmimas, širdies atverimas, kitam išskleidimas tos Mhm. palaikančios erdvės labai labai daug ką duoda mums, Mhm. ar ne, šiuo metu, nes tikrai to palaikymo labai reikia. Ir tai nereiškia, kad aš galbūt iki galo suprantu tos vykstančius procesus, bet aš atsiveriu priimti, aš atsiveriu palaikyti. Tai vat, Taip. šitai man tikrai vat, šiuo metu yra be galo brangu.
taip, tai vienas iš svarbiausių dalykų. Ir kiek žmonių dabar eina per va tuos tokius keistus kažkokius susirgymus, kažkokius nemalonius procesus, tai palaikykim juos su tuo pasitikėjimu, su pagarba ir galbūt netgi padrasinkim, nu, kad viskas gerai ir... Taip, taip, tikrai taip, jo, Mhm, kad būtų tas palaikymas, negailėjimas, mhm, ne iš to ego pozicijos, ne iš aukos, taip, bet iš to tikrai supratimo, sąmonės į sąmonę, mhm, kad žinom, kad procesai dabar vyksta, kad laisvinasi, iškyla daug tų mhm. energijų ir mes turim, nu, tiesiog dalyvauti tame, bet tikrai, tikrai su didžiulė pagarba ir palaikymu. Ir dar pabaigai, kaip Aha, visuomet, aš labai noriu pakviesti, kas klausysit, jeigu pajausit ir norėsit labiau įsigilinti į tą visą procesą savęs ir to viso visumos virsmo, kas vyksta dabar, prisijungti prie mūsų grupės, įsigrynink tiesą savyje, prie mūsų mylinčios šeimos bendruomenės, kur mes tikrai daug tampriau susiję ir kaip dabar pasakyti, dažniau jungiamės, mhm. dažniau dalinamės Reguliariai. Mhm. reguliariai. Kažkaip va, tame procese, nes jeigu tikrai vyksta kažkoks procesas, to palaikymo galbūt reikės ir ilgesnį laiką, ypatingai kas tik tai atsiveria tam, kam įvyksta sunkesnės situacijos. Tai iš tikrųjų tą palaikančią bendruomenę turėti yra palanku. Tai Jeigu yra taip didelė jaučiate, jeigu vertybė, didelė, didelė. taip, Uh, taip iš tikrųjų. mhm. Tai ačiū tau labai, Ačiū, Giedrė. Edita, Labai, labai. ačiū. Labai džiaugiuosi, kad pasidalino, man tai be galo svarbu ir labai lauksiu komentarų ir kažkokių pasidalinimų iš jūsų, tie, kurie žiūrėsit. Tai, tai va, tai ačiū, ačiū, e, siunčiu tą ačiū į ateitį Tikrai lauksim visiems. atgalinio ryšio ir Tai, greitai vėl turbūt mus išgirsit. tai be abejo. Ačiū, Tai Edita, ačiū ačiū, visiems, ačiū tau, Giedrė. ačiū. Gražios Iki. dienos. Taip.